Sveiki, mėlyjeji. Birželio 10-12 dienomis Lietuva birštonavosi. Į šį kurortą suplūdo tūkstančiai žmonių, valstybės veikėjų, menininkų. Orai keitėsi, bet nebaugino. Renginiai keitė renginius ir kiekvienas rado, ko norėjo. O Alko komanda rado salę, kurioje spaudos konferenciją surengė Birštono merė Nijolė Dirginčienė. Pabūkime kartu tenai. Į tokią pusiau improvizuotą spaudos konferenciją, ar čia kava, turbūt galbūt rytinė, taip mes pavadinkim, nes norėtųsi šiek tiek laisvesnės atmosferos negu kad spaudos konferencijoje ir manau, kad galim daugiau tai daryti diskusinę formą. Tai aš esu Andrius Kasparavičius, su daugeliu jau matėmės vakare, šalia manęs yra Birštono merė Nijolė Dirginčienė ir Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskė. Tai aš gal ir pabandysiu tai daryti šiek tiek tokią pokalbio formą ir galbūt pirmiausiai norėčiau, kadangi mes tai darom kas metai, tai galbūt gerbiamos merės paklausti, paprašyti tokios trumpos ataskaitos už metus. Nu nieko savo. Šitą ataskaitą aš visiems daviau ir žurnalistai ją puikiai žino. Už metus ataskaitos tikrai nesiruošiu čia daryti. Aš manau, kad būtų paprasčiau, kad jūs užduotumėt man klausimus, aš į juos atsakyčiau. O šiaip norėčiau pasidžiaugti, būtent šio šventės proga pasidžiaugti, kad kurortas iš tikrųjų žingsniuoja į priekį ir tie žingsniai yra matomi. Kiekvieną kartą, kai atvyksta svečiai, jie tą pastebi, kaip nekeista, pastebiu ir aš pati. Ir sako, ar jūs matot tuos pokyčius, kurie vyksta pas jūs kurorte? Na, matau. Nes nesvarbu, kad tu kasdien čia vaikštai, nesvarbu, kad gyveni ir čia savaitgalius leidi, arba grįžti iš kažkur, tai pasižiūri aš visada pasižiūriu kitom akim ir įvertinu. Aha, galvoju. Čia gerai padaryta, labai didžiuojuosi Kneipo sodu ir viskuo, kas yra padaryta su mineraliniu vandeniu, nes iš tikrųjų daug ir gražių dalykų ten yra padarytų ir jie yra vieši, jie yra prieinami, jie yra nemokami visiems, kurie atvyksta į kurortą. Aišku, savivaldybei pačiai tai truputėlį toks, kaip ir sakyti, nepasakysiu, kad nuostolis, bet reikia išlaikyti tuos žmonės, kurie prižiūri, nes nieko šiaip savo nevyksta. Vis tiek yra žmonės, kurie eina kiekvieną dieną, prižiūri tuos objektus. Birutė šaltinis, iš kurio dabar tikrai savaitgaliais pilna žmonių ir visi geria vandenį iš gręžinio tiesiai. Ne iš butelio, kuris, aišku, keičia skonį. Jūs turbūt pajutot, ar ne? Ypatingai iš plastikinio butelio. Jeigu gerti iš stiklinio, jisai kitoks skonis. Tai tų pasikeitimų tikrai labai yra daug ir mes juos matom ir labai džiaugiamės. Tai ta ataskaita, kaip tu sakei, už metus tikrai jos nebus. Gaila, kad šio šventės metu nepavyko startuoti, kaip aš sakau, su Vytauto spa, su tuo didžiuoju pastatu. Bet ir vakar jau buvom nubėgę trumpam pasižiūrėti, jie deda jau paskutinius akcentus ir tikrai planuoja už mėnesio, gal už 2. Nenori įsileisti, žinot, kol ne viskas užbaigta. Gal ir teisingai darom, mes jau čia bandėm juos prikalbinti. Sakom, buvo tokių atidarimų, kur net grindų nebuvo, bet buvo labai iškilmės didelės ir visi buvo labai patenkinti. Ne, sakėme, šitaip nenorim. Tai tas siekis ir siekimas tos kokybės Birštone turbūt yra labai svarbus ir visi, aš labai džiaugiuosi, kad tą daro ne tik savivaldybė, kad tą daro tos įstaigos, kurios čia dirba ir vadovai atsakingi, visi to siekia ir tos kokybės. Mes negalim daryti blogai, esam per daug maži arba nedideli, kad darytumėm klaidas, nes jos bus labai akivaizdžios ir tada visi badys pirštai, sakys, pažiūrėk, tu matai, ką jie čia padarė. Todėl jeigu planuojam, jeigu darom, tai stengiamės, kad nebūtų tų klaidų, kad patiktų visiems, kad mums patiems patiktų pirmiausiai, kad mums patiems mes patys įvertinam, kad būtų gerai. Tai tų darbų per šitos metus, nuo praeitos šventės, jeigu skaičiuot nuo praeitos šventės iki šitos, jų tikrai buvo daug.
Mes užbaiginėjom kai kurios dalykus, su kai kuriais pradedam startuoti tik dabar, tik šiais metais. Kas matėt, yra atvykusių delegacijų ir jie čia važinėja, turim tarptautinio bendradarbiavimo daug ryšių su Lenkais, tikrai 5 projektus rengiam ir jie bus tikrai gražus ir papuoš mūsų kurortą. Ar dar kalbėti, ar klausimus duos? Ataskaitos nereikia. Ačiū. Gerai, užtenka. Ačiū. Tada kitokį klausimą turiu, jeigu jau ne apie tai, kas buvo, bet pakalbėkim tada šiek tiek tai futuristiškai. Tai yra, kaip atrodys Birštonas po 10 metų, po 20, po 50. Nu tikrai, Andriau, nesitarėm su tavim, bet tu čia mane nori nokautuoti iš pačio ryto. Svajonių, žinoma, turime daug ir vizijas turime. Užduotis buvo, žinot, kaip turi atrodyti Birštonas. Na, mes visi tarybos nariai ir mūsų darbuotojai ir turizmas ir visos ir sanatorijos centrai darom tokius susitikimus ir kalbamės ir man įdomu, kaip jie įsivaizduoja, nes vienas žmogus negali nuspręsti. Gali priimti sprendimus tie, kurie čia gyvena ir siūlyti, kaip turėtų atrodyti kurortas. Tai tą viziją mes turim ir strategiją turime. Iš tikrųjų, kaip jau minėjau, siekiame kokybės, o futuristiškai, tai aš manau, kad Birštone turėtų nelikti nei vieno apleisto seno pastato. Ko mes labai siekiame, sunkiau mums sekasi, aišku, su privačiais investuotojais, kurie turi įsigiję turto. Savivaldybė beveik nebeturi apleistų pastatų, beveik, sakau, nes dar vienas, kitas, gal ko gero vienas likęs. Kiti visi yra realizuoti arba išnuomuoti. O su privatininkais, su tais, kurie yra įsigiję, mums sekas truputėlį sunkiau. Nes jie nusiperka ir kai kurie, aš nežinau, gal dėl to, kad tiesiog nori uždirbti. Yra ir tokių nepaslaptis, kad jie nori pasipelnyti, turėdami savo tą turtą čia. Kiti tiesiog gal nesugalvoja, ką mes stengiamės juos pajudinti ir paskatinti, kad aktyviau šitą daryti, o skatinimui kabutėse turim priemonės tikrai nedidelės tokias, bet mes jas išnaudojam pilnumoje. Nes tai yra tokios, kaip pasakyti, pirmiausia susitikimai su jais, įspėjimai, padidinti mokesčiai, patys maksimaliausi, kokie gali būti, žemėje 4%, o nekilnojamam turtui 3%. Turim patvirtinę tokį sąrašą ir, žinot, reaguoja, iš tikrųjų, tie, kurie nenori mokėti to mokesčio padidinto, kurie skaičiuoja, kalbantis su jais, bendravimas. Aš manau, kad pagrindinis dalykas tai yra bendravimas. Mes kviečiamės juos, darom susitikimus, kalbinam, sakom, ko miestų reikėtų. Mes vis tiek krypties nekeičiam. Ta kryptis, sveikatinimas, sveikatingumas išlieka mūsų pagrindinė kryptis. Mes niekur kitur nepasuksime. Tai yra mūsų tiesus kelias ir mes norim, kad būtent ta kryptim ir vystytųsi visas kurortas. Ir viešos erdvės tai būtų tvarkomos, ir tie privatus pastatai. Na, žinoma, mes turime dar vietos plėtrai ir dabar visai nesenai vyko konkursas, išnuomotos yra žemės sklypai 2 ir ten planuojami tikrai labai gražus dalykai. Ten planuojama ateiti iki Nemuno ir netgi Nemuną patį įsisavinti arba panaudoti aktyviau krantinę ir gal net ir kažkokia atsiras estrada tam Nemune ir upeliai atidengti ir tilteliai turėtų atsirasti ir erdvės konferencijoms ir atvira estrada, kurioje galėtų daugiau žmonių susirinkti. Tikrai planuojame ir reabilitacijai, galbūt ir sportuojančių žmonių reabilitacijai dar turėtų atsirasti pastatas. Džiaugiuosi, kad mūsų senbuviai, tai yra sanatorijos ir Tulpės ir Versmės sanatorijos taip pat nestovi vietoje, jie planuoja, projektuoja, jie Versmė turi paruošus tikrai labai gražų, gerą projektą, nes reikia atsinaujinti. Iš tikrųjų mes matom, kad sensta viskas. Negalima atsilikti nuo šiandienos. Tai vėlgi, jeigu kalbėt, ko dar reikėtų Birštonui, reikia būtinai kempingo. Kai kurie skeptiškai žiūri, bet aš galvoju tokio europietiško,
fantastiškai gero, kad galėtų su kemperiais atvažiuoti ir turėtų vietą, kur apsistoti. Ta vietą mes turime. Ieškosim investuotojų. Esam paskelbę nuomą slidinėjimo trasos inventoriaus nuomai. Kol kas neatsirado norinčių. Vat paskleiskim šitą žinią per visą Lietuvą. Gal susidomės. Nes iš tikrųjų pačiai savivaldybei prižiūrėti arba teikti tokias paslaugas, sakykime, manau, kad netikslinga. Ta turėtų daryti privatininkai, tie, kurie turi verslą, čia jau verslo klausimai. Ir labai džiaugčiausi, kad atsirastų investuotojas, kuris norėtų, ir žiemai, ir vasarai pritaikyti šitą kalną. Savivaldybė tikrai prisidėtų kaip ir, sakykime, įvairiom priemonėm, nes ir reklama, ir dar kitais dalykais galim tikrai paremti. Mums yra svarbu savivaldybei sudaryti geras sąlygas, kad galėtų ateiti čia verslas ir daryti savo verslą. Tai aš manau, kad tas bendradarbiavimas su verslu ir duoda rezultatą. Sveikatinimo sritis, ėjimas į priekį, sutvarkyti seni pastatai, nauji parkai, Vytauto parkas, Vytauto kalnas, toliau apžvalgos bokštas. Kaip dabar Birštonas be apžvalgos bokšto? Jau visos savivaldybės, žiūrėkit, kiek daug yra. Ir planuojama aukščiausią apžvalgos bokštą, 45 metrų. Aišku, aš jau sakiau, anąkart, kai buvom susitikę turbūt, kad turėtų prasidėti, bet laikotarpis baigėsi ir nesuspėjo paskelbti konkurso, kuris turėjo įvykti. Tai dabar tikrai pats pirmasis šaukimas, kaip sako, ir pirmasis projektas, nes jis jau parengtas. Pačioje aukščiausioje, pačioje gražiausioje vietoje, kur matysis visi Nemunai. Apžvalga, kas drįs užlipti į tuos 45 metrus aukščio, tai matys tikrai fantastiškus vaizdus, nes Nemuno kilpos, kurios čia vingiuoja ir apie 60 km savivaldybės teritorijoje daro tokias kilpas, tai jų apžvalga tikrai nuostabi bus iš oro. Gerai, atrodo, turit ką veikti. Turim. Turit visokių. Gal Rūta šiek tiek... O ką veikti Birštone? Va taip, trys patys tokie geriausi dalykai, kuriuos galima nuveikti Birštone. Labą dieną dar kartelį visiems. Taip, Andriau, tai yra vienas dažniausiai užduodamų klausimų atvykstančių svečių į Birštoną. Mes turime labai daug ką pasiūlyti Birštone, bet šiuo metu pirmiausiai pasiūlome taip. O jūs pabandykite, mėly svečiai, nieko neveikti, bent 2 dienas. Pabūti su savimi, gryname ore, taip kaip ir priklauso kurorte tikrame, ir tuomet grįžkite pas mus ir užduokite iš naujo vėl šitą klausimą. Pabūti su savim, dirbti su savimi, tai yra sunku. Užtat mes džiaugiamės, kad šita vieta Birštonas yra puikiai sveikatos stiprinimui. Čia dirba profesionalūs gydytojai, personalas, kuris visuomet pataria, kaip sveikatinti save, kokios turi būti procedūros. Tas, kaip ir merė minėjo, gamtos grožis, jisai duoda savo, išvalo sielą, išvalo kūną, kaip ir aprašė savo 7 taisyklėse, 5 elementuose Sebastianas Kneipas. Pirmiausia, reikia žiūrėti tai, kas yra gamtoje, o po to, kai yra išsivalo siela, išsijungia darbinis režimas ir kai jūs atvykę į kurortą jau iš tikrųjų pradedate atostogauti, tuomet grįžta svečiai pas mus atgal į turizmo informacijos centrą ir mes jiems pradedam pasakoti, kad pas mus yra nuostabi upė didžiausia. Galima ją pamatyti, paplaukėti, pažiūrėti į Birštoną iš vandens pusės. Krantas tikrai yra nuostabus. Žmonės plaukdami Nemunu gali pamatyti florą, fauną, kuri yra įtraukta į raudonąją knygą, į juodąją knygą. Mes tik esame Nemuno Kilpų regioninėme parke. Čia tikrai yra ką pamatyti, tai yra išskirtinė augmenija ir gyvūnija. Be abejo, rekomenduojame išbandyti dviračių takus, yra sudaryti dviračių maršrutai. Tai yra vienas iš populiariausių aktyvaus laisvalaikio praleidimo galimybių. Dviračių entuziastai, tie, kurie yra užkietėję dviratininkai, atvyksta su savo inventoriumi. Labai džiaugiamės, kad įvairaus inventoriaus, kokio tik tai gali prireikti poilsiui kurorte, galima išsinuomoti čia pat vietoje ir nesukti galvos. Yra dangus, kaip merė minėjo, tas Nemuno vingiai
tas jų grožis, galima paskraidyti, pažiūrėti iš aukščiau, kol nėra to apžvalgos bokšto. Yra įvairūs būdai, kaip tai galima padaryti. Tikrai yra daug ką veikti, bet pirmiausia reikia išjungti savyje darbinį režimą ir pailsėti. Kaip ir sako kurorto 10-oji taisyklė, kurorte neišvengiamai pasisemsite geros energijos, o grįžę namo visus stebinsite savo puikia išvaizda ir gerumu. Tai kaip sakoma, sveikam kūne, sveikas siela. Tai žurnalistų klubo Birštono prezidentas, aš jau matau, Dabar pasiruošęs. pasimečiau, Rūta sakė, reikia žurnalistam išlaikyti darbinį režimą, tai yra visiems. Tai ir mums turbūt jau laikas tą būtų padaryti, bet iš tikrųjų, merė, štai Andrius jau, aš matyti, jam mintimis įteigiau, kad norėjau taip neformaliai su jumis tokiomis triadomis pasikalbėti ir kai nori pristatyti miestą, reiškinį, žurnalistas nori viską taip trumpai, sugromuluotai gauti, nesgi žinote, esam seklus ir tingų žmonės, mes pakankamai. Ir dėl to įdomu, tarkim, jeigu kalbam apie Birštono sėkmę, tai apie Birštono sėkmės priežastis, kurios galėtų būti aktualios ir kitiem kurortam ar net miestam. Ne visi turi Nemuno vingį, ne visi turi Vytauto kalną, ne visi turi mineralinius vandenis, bet, tarkime, tos pačius man įdomu dabar iš pradžių. 3 priežastys, kodėl Birštonas tampa sėkmės miestų pačia plačiaja strateginė prasme. Sakysime, aišku, investuotojai, aišku, dar kažkas, va aš apie tokius dalykus kalbu, kas galėtų būti aktualu ir kitiem miestam. Bet merė, taip tiesiog kokie 3 priežastys ir viskas. Taip tiksliai norėtųsi, matematiškai. O gal jūs galite įvardinti? Tai kada jūs merė, aš... Iš šalies žiūrint, bet kaip jums atrodo, dėl ko čia taip yra? Pirmiausia, tai yra turėjimas, reiškia, strategijos ir tos vizijos, to matymo turėjimas, ar ne? Prieš pradedant darbus, tu turi matyti, ką tu turi suplanuoti, ar ne? Tai va tas vizijos turėjimas, strategijos turėjimas, komanda, žmonės, su kuriais tu gali padaryti šitos dalykus. Tai antras dalykas, ar ne? Nu ir kas trečias? Noras, energija, sakykime, tikrai, nes, na, gali suplanuoti, gali turėti komandą, bet jeigu pats ateisi kiekvieną rytą į darbą ir galvosi, jeto, nu, čia vėl ta sunki diena ir kaip čia viskas, tai variklis turi būti, suprantat, tas vidinis toksai uždegantis tas, kuris išjudintų visus, kuris uždegtų visus norų keistis ir patiems daryti, kuris tiesiog tą energiją alsuotų, pulsuotų ir nu... Gerai, merė, tai trečia, irgi supratom, tai gal dabar... Dar ketvirto, sakė, Dar mat investuotojai, sakykime, tai kodėl eina kitur? Darbas su jais, įrodinėjimas, kad čia verta investuoti. Suprantat, nėra taip paprasta prikviesti verslą, kad jis ateitų čia su savo dideliais pinigais, juos paliktų ir kažką darytų. Žinot, kiek kainavo kantrybės, kiek kainavo pastangų ir darbo, kad eglė čia atsirastų. Nu, jiem reikėjo, čia nieko nevyks, čia žinokit, pas jūs nėra žmonių, tai ką mes čia darysim, va druskininkai dideli, va ten žmonių srautai, viską, merė, kas čia dabar pas tave? Ir mane, žinau, taip, va tas, va iš vidaus užgavo tos ambicijos vidinės, aš galvoju, nu palaukit, nu vis tiek, aš jau ten ir švelniai, ir gražiai kalbinu, pamatysit, sakau, jūs tik padarykit. Nu, jūs padarykit. Miestas tikrai prisidės prie to, kad išreklamuoti, kartu dirbsime. Jie patikėjo ir atėjo ir šiandien jie kalba, sako, žinot, nėra turbūt eglės atstovo. Jie sako, nu nesitikėjom. O jau tie, kurie čia buvo anksčiau, tai jie tylėjo, nes jie žino, kad visai neblogai čia viskas ir čia gerai viskas vyksta. Jo, tai va, tai įtikinti, kad čia tikrai yra gerai. Ir žinot, pirmiausia, reikia miestai susitvarkyti. Jeigu būtų apleisti parkai, ar ne, gatvės netvarkytos, nešluojamos, nebūtų čia gėlių, nebūtų fontanų, nebūtų tos aplinkos, nu, kažin, ar kas nors norėtų čia ateiti. O kada yra ta infrastruktūra sukurta, kada aplinkui gražu ir jie galvoja, ir aš galėčiau su savo verslu, todėl nu, va, tos pastangos, tas įrodinėjimas ir tikinėjimas, kad čia verta ateiti,
ir daryti gražius darbus. Šiandien nesigaili tie, kurie atėjo, o tie, kurie dar neatėjo, tegul gailisi, nes toj nebus kur investuoti Birštone. Užtat, kad jo. Tai gerai, tai trečias su ketvirtu, tada su... Klausimą Gerai. papildantį. Taip. Iš kas vyksta Kaune, Brigita Sabaliauskaitė. Malonu. Noriu paklausti jūsų, tada vis dėlto minit konkurenciją. Su kurio kurortu manot, kad jūs labiausiai konkuruojat, vat ir dėl investicijų, ir dėl, aišku, lankytojų, dėl atvažiuojančių poilsiautojų? Ir tada kokie 3 skirtumai nuo kitų kurortų. Ir vėl daryti. Skirtumai vėlgi investuotojai gali prie jūsų pritraukti, o ne tenai. Leiskit ir kitiems pasidaryti. Rūta man sufleruoja, sako, turbūt su Baden-Badenu. Man teko lankytis ir ne kartą ten, nes buvo pavadinimas toks lietuviškasis Baden-Badenas, tai pavadintas Birštonas, tai buvo. Žinot, aš tikrai nenorėčiau įvardinti kurorto, su kuriuo mes konkuruojame. Aš iš principo savyje, aš žinau, kad yra sveika konkuruoti, bet manyje nėra to jausmo, tos konkurencijos kažkokios, aš padarysiu geriau negu ten ir, čia žinai, reikia daryti gerai, reikia pas save daryti gerai. Ir pasižiūrėti, kad nekartoti to, ką tas kurortas turi. Na, jie pasistatė ten vandens parką didžiulį, tai Birštone tikrai nereikia to. Tu tik tai žiūrėdamas į tai, ką jie turi ir ką jie daro, nedarai tų dalykų, tu ieškai kitos nišos. Juk mes turim būti visi skirtingi ir pas mus turi būti tai, ko nėra kituose kurortuose. Na, Kneipo filosofija, ar ne, sako, iš kur dabar jūs paėmėte tą Kneipą, kartais klausinėja, bet turim Royal Spa, kurie pirmieji pradėjo. Ir tai yra gydymas per vandenį. Tai yra tai, ką mes turim, tuos klodus, tuos turtus mes juos turim pas save, mes esame ant mineralinio vandens kupolo, čia nėra gėlo vandens. Tarp kitko, paskutinis pasakojimas iš vakar dienos. Verslininkas, kuris Pušynę čia atidarė verslą, suremontavo seną tokį apleistą pastatą, sako, žinot, sako, norėjau pasidaryti tą gręžinį, pasidaryti geoterminį šildymą, galvočiau moderniai, naujai, pradėjom gręžti, suradom mineralinį vandenį, jis kai pradėjo reiškia verštis iš tų gelmių, tai, taip sako, tyliai bandėm užtamponuoti, viską padaryti, kad čia mūsų nenubaustų, nes iš tikrųjų, matyt, jisai yra giliai po žemę, bet yra ir ne taip jau giliai, reiškia, surado tą, ne anekdotas, o tikrai istorija, reiškia, yra tas mineralinis vanduo ir tada jau galvoja apie kitokį būdą. Tai jeigu kalbėt apie konkurenciją, aš tikrai suvokiu, kad jinai reikalinga, bet tik tai ta prasme, kad tu pats privalai daryti žymiai geriau ir tai, ko neturi kiti. Tai toks būtų atsakymas. Nėra konkurentų Birštonai. Visada yra, baig, Andriau, jų visada yra. Galbūt kiti, žinot, aš girdžiu, sako, jum pavydi, jum ten to, čia atsirado ir taip toliau, girdžiu šitą dalyką. Bet aš noriu tikrai atvirai pasakyti, aš nepavydžiu. Aš džiaugiuosi, kad ten atsirado kažkas. Kodėl? Tai gerai, gal mano ta moteriška prigimtis tokia, gal charakteris mano toks. Aš tikrai nepavydžiu, aš džiaugiuosi. Ir sako, kiti, tas, matai, turtingesnis už mane, tai čia jau blogai. Tai gerai, kuo daugiau turtingų žmonių Lietuvoje, tuo mes visi būsim turtingesni ir geriau gyvensim. Čia yra mano tokia filosofija, tai ką dabar padarysim? Prašom, gal kas nors norit prisijungti. Be balso. Gerai. Problema. Taip, čia, žinokit, yra problema, jūs labai gerą temą palėtėt, nes tikrai yra sukurta daug darbo vietų, naujų darbo vietų Birštone ir kasmet jų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Atsinaujina, atvyksta nauji žmonės dirbti, tačiau nebėra kur gyventi, čia yra problema. Nebėra net būtų nuomai, kas mane labai irgi liūdina, sako, neturim kur išsinuomuoti. Arba yra brangus ir nuoma brangi ir tie būtai pardavimų, jeigu jų yra dar, tai yra brangus. Tai diskutuojam, kalbamės, vedam dėrybas su verslu, nes pati savivaldybė jinai negali statyti daugiabučių. Namų šiandien tokioje situacijoje, aš bandžiau vakar premjerui paaiškinti, kad tai yra blogai, kad jauni žmonės, jaunos šeimos, kurios atvyksta į, sakykime, gyventi kitą vietovę, turi darbą,
gauna atlyginimą, bet neturi kur gyventi. Tai čia yra bėda ir pagrindinė problema kaip tam žmogui. Iš tos algos, ką jisai gauna, jisai negali netgi, pasiėmęs kredito išgyventi arba nusipirkti kažko. Turi kažkas jam padėti. O jeigu nėra kam padėti, kaip tada daryti? Turi atsirasti municipalinis būstas. Toks, kaip būdavo anksčiau, kaip sakydavo, valdiškas, savivaldybės būstas. Nepriimti dar tie įstatymai, man dėl to labai gaila. Nes valstybė tikrai turėtų, vyriausybė dėl to turėtų pergyventi, taip pat kaip mes pergyvenam, kad negalim suteikti. Mes turim vieną nedidelę galimybę, tarkim, padaryti tarnybinius butus. Ir turim pavyzdžių. Taryba mūsų yra priėmusi sprendimą paversti savo savivaldybės būstą tarnybiniu būstu. Ir šeimos gydytoja jau yra gavusi. Ir dabar pasigimdė vaikutį su vyru, gyveno Kaune, sugrįžo iš Kauno, Birštonietė ir va čia turi tą tarnybinį butą ir gyvena Birštone. Tai mes iš tikrųjų einam tą linkmę, bet savivaldybė taip pat neturi tiek daug to būsto. Tai klausimas tikrai yra aštrus, opus, mes jį bandom spręsti ir kartu, manau, kad pavyks su vyriausybės pagalba, užtat, kad čia reikalingi vyriausybės nutarimai. Jeigu apie daugiabučius tos namus kalbėti, tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų džiaugiuosi tą kvartalinę renovaciją, priimti vyriausybės jau nutarimai, kurie įpareigojo mus parengti programas, mes jas turim, parengėm, įpareigojo VIPA, tai yra, reiškia, finansuojant įmonę, kad peržiūrėtų mūsų visas programas ir finansuotų šitos projektus. Esam 3 pilotinės savivaldybės ir tikrai labai džiaugiuosi, nes ne tik daugiabučių renovacija tada vyktų, bet vyktų kvartalinė, tai reiškia visos žalios erdvės, viskas, kas po žeme. Noriu pasakyti jau šiandien, kad šilumos, pavyzdžiui, tinklai, trasos visos yra atnaujintos ir viskas yra pakeista jau šiandien. Reiškia, turi praeiti vandentekis, turim praeiti su apšvietimo tinklais įvairiais, turim sutvarkyti gatvę apšvietimą, kuris yra šalia. Na ir lygiai grečiai, aišku, vyktų daugiabučių renovacija, kuri visai sėkmingai Birštone vyksta iš tikrųjų. Renkasi pigiausią variantą. Bet žinot, kai turi mokėti iš savo kišenės, tu visada skaičiuoji ir sako, baimė dar ta, kaip čia dabar reikės gražinti ir taip toliau, nesuvokimas, kad, tarkim, tie, kurie dar gauna kažkokias pašalpas, vyresni žmonės, kad šiandien jiem niekas nekainuoja, ta renovacija visai, ir kad jie nestabdytų jos. Turim čia socialinio būsto Pušyno gatvėje, kaip tik galite ir pasižiūrėti, mes stengiamės padaryti į tokį, kaip ir pavyzdį, kaip reikėtų renovuoti tuos namus. Jie su ventiliuojamais fasadais. Vėlgi, ir darant tą renovaciją, noris, kad nebūtų tos paprastos spalvos dėžutės, tik ir tiek. Norisi, paieškom ir tų spalvų derinių, ir dabar turim dar čia tokią idėją. Nemačiau, ar spėjau, ar ne, tokius tautiniais motyvais, gal ir piešinius kokius uždėti ant tų daugiabučių namų, kad jie nebūtų tokie nuobodus. To grožio, tos estetikos visada ieško. Aš dar pridėsiu šiek tiek prie verslo žinių, nes matau, kad verslo žinios be balso. Bet ar čia iš tikrųjų nėra žinutė verslui? Ta prasme, čia akivaizdu, kad yra trūkumas būsto visokio, ta prasme. Ir ar čia negalima būtų pasakyti, kad ateikit? Taip, Andriau. Tu į viską labai paprastai pasižiūrėjai, supaprastinti, kaip aš sakau, nėra taip paprasta. Nes nebaigta žemės reforma, čia kita dalis to klausimo, kada savivaldybė neturi laisvų žemės sklypų, valstybinės žemės. Mes lyg ir gal surastumėm, sakykime, prie kažkokių daugiabučių, matom, kad ten erdvė tokia, kad galėtų dar atsirasti. Bet jeigu tik tai parodom, kad laisvas neužstatytas sklypas, iš karto mes turim grąžinti savininkam, kuriem dar yra negrąžinta ir nežinia, kas ten atsirastų. Aš ne prieš savininkus, mes iš tikrųjų esam suformavę grąžinimui, jau man būnant merė tikrai nemažai sklypų. Jie yra sugrąžinti, virš 100 sklypų yra iš viso atiduota, daugiau kaip 100 ten sukurta. Tai, žodžiu, čia ta problema, kol nebaigta žemės reforma, tu negali formuoti sklypo ir, gali daryti tik tai vietoje esamo pastato, kuris yra, tarkim, senų pastatų kažkokių. Ir dar tokie gabaliukai keliai yra, kur galėtų statyti, galbūt tikrai palikti, ta prasme, mūsų savivaldybės poreikiams.
Tai čia druskininkuose nemažai yra nekilnojamo turto objekto, čia yra ta vieta, kad čia... Jau nebėra. Bet aš noriu pasakyti, vat ir vakar turėjom diskusiją, nes dalyvavo verslininkai, kurie turi įsigiję Druskupę, ar ne? Ten planuojami, vietoj Druskupę planuojami statyti daugiabučiai namai. Ir jie ruošia dabar tą savo tokį koncepciją ir projektus, pateiks savivaldybei, nes turi detalų planą ir va ten galėtų atsirasti, jie planavo žalius tuos namus arba pasyvius netgi namus statyti. A klasės, kas va čia, matau, yra profesionalų toj pusėje, kad, reiškia, jie būtų mažai energijos vartojantis, nes kurorte taip ir turėtų būti, neturi būti tie statomi dabar kiauri, kaip mes turim tos vos nekurortinius pastatus, kuriuos renovuojant matom, kad tikrai visa ta energija išeidavo per sienas ir per langus, ne sandarius. Tai va tai yra noras padaryti tuos tokius tikrai gerus namus. Ir tada ir žmonėms labai gerai, ir visiems labai gerai. Tų planų yra ir čia tikrai yra labai aktualu, labai aktualu. Mane visada džiugina, kad, va, sako, perkame butą Birštone, nes vaikų skaičius po truputį vis tiek mažėja. O taip nesinorėtų ir gyventojų skaičius po truputį mažėja, mūsų ir taip yra nedaug. Tai taip norėtųsi, kad atvyktų čia. Bet jeigu neišspręsim būsto problemos, tai nieks ir nevyks ir negyvens. Iškia čia yra, dabar jau turbūt uždavinys numeris 1, ar ne? Darbo vietų tikrai yra sukurta daug. Mes aprūpinam darbo vietomis ir Prienus, ir Alytaus važiuoja, ir Kauno. Ir iš Marijampolės žmonės, o gyventi... Ir norėjau tą klausimą. Taip. Ar nesusidurėte pirmiausiai su vis dėlto trūkumu ir ar bedarbystė kokia nors vis dėlto egzistuoja? Nu yra ta bedarbystė, žinot, aš jau sakiau, po vieną turbūt tuos bedarbius suskaičiuosiu, pasimsiu labą ir žiūrėsiu, kas čia pas mus nedirba. Nes visi, kas nori dirbti, jie gali turėti darbą. Bet yra, jūs ir puikiai ir patys suprantat ir žinot, kad yra kategorija žmonių, kurie nenori dirbti. Jam geriau gauti ten tą pašalpą, nors pašalpų, pavyzdžiui, sumažėjo labai stipriai, per pus. Dabar, kai savivaldybė jau gali ir pasižiūrėti, ir patikrinti, ir tos atidžiau viską, pažiūrėti jo gyvenimą, kaip sakau, ir tada jau tikrai sumažėjo. Arba tiesiog tu turi atidirbti, jeigu tu gauni kažkokią paramą iš valstybės, iš savivaldybės, tu turi atidirbti už tai, aš jau senai sakiau, kad taip reikia daryti. Tai aš tai jau neįsiu, sakė, ką čia gatvę šluot, nei už ką, neįsi, negausi pašalpos. Tai ir atkrito pusė tokių. Bet iš tikrųjų turim tą bedarbystę ir man keista, 6 procentai kartais pasižiūriu, galvoju, čia jau visai nelogiška, bet jinai yra. Yra žmonių, galbūt, kurie tikrai negali dirbti. Dėl sveikatos, sakykime, kažkokiu gauna kažkokias išmokas, gal registruojasi darbo biržoje, nes būtinai reikia registruotis darbo biržoje. Tai turime. O dėl trūkumų, pavyzdžiui, atsidarė pernai Eglės sanatorijos korpusas. Kaip taip staiga reikėjo tiek žmonių surasti? Taip staiga niekas nevyksta. Ir ta pati Eglė ieškoja visur specialistų, nesiekia ir specialistų. Ir jie dabar galvoja patys apie tarnybinių tokių butų pastatymą, nes turi namelius, kurie yra šalia jų ir jie galvoja viename įrengti tiesiog butus savo darbuotojams, kad jie juos galėtų apgyvendinti, nes čia kaip tik taip sprendžiamas šitas klausimas. Žinau, kad Vytautas šiandien taip pat ieško žmonių ir reikės 160, dabar įdarbinta nedaug, bet reikės tiek žmonių. Ir sudėtinga, jie dirba su darbo biržomis, mūsų klausia ir turbūt bus skelbimai kviečiantis atvykti. Aš sakau, labai daug važinėja iš kitų savivaldybių. Ir tai yra didžiulis minusas Birštono savivaldybei. Nes mes darom viską, kad atsirastų tų naujų darbo vietų. Kaip mato, tas bendravimas ir su verslu. O GPM-as išeina į kitą savivaldybę, į Prienus, pavyzdžiui. Ir man tai labai, arba į Alytų, arba į Kauną. Tikrai labai, biudžetui tai yra minusas. Nes ir infrastruktūra. Taip, vis tiek yra ir... Tai va čia yra... Tai jūs nebandėt kreiptis, juk Zuokas tiek kalbėjo dėl šito.
Nu, nereikia eiti Zuoko pavyzdžių. Nu, jis neteisingai padarė vienam bute, suregistravo gal 100 žmonių. Nu, tikrai ne. Gal 1000. Nu, mes taip nedarom, nes na, vis tiek reikia laikytis įstatymų, jūs tą puikiai žinot, ar ne? Tai vad nepažeidinėkim įstatymų. Taip, O galima šiek tiek dar kitų rakursų apie laivybą Nemuną. Iš tikrųjų, kad tai irgi galėtų būti tam tikras ir susisiekimas ir, kaip pasakyti, daugiau galbūt lankytojų į kurortą atvyktų. Ar galvojat kažkokią plėtrą būtent laivybos rytyje? Galvojame, iš karto atsakau, ir jie vyksta. Jie kasmet vis auga, sakyčiau, ar ne? Nes laivelių vis naujų atsiranda kasmet. Tačiau didesnė problema yra pats Nemunas. Uždublėjęs Nemunas, jį reikia valyti ir džiaugiuosi, kad mums pavyko dabar praeitam kaip tik tarybos posėdėje patvirtinti akvatorijas apie mūsų prieplaukas, apie tas vietas, kurios yra, nu, priklauso, kažkoks statinys yra. Tai akvatorijų patvirtinimas Nemune, priklausimas savivaldybei, suteiks mums galimybę tuose vietose valyti Nemuną, nes iki šiol mes to negalėjom daryti. Koks gylis dabar? Įvairūs. Vadinamo. 70, gal 1,50 m, nežinau, farvaterio tai negaliu pasakyti, 1,50 m gal. Negaliu pasakyti, bet yra laivai plokščiadugniai, 70 cm, kurie tiesiog atplaukia, nes čia ir yra specifika, reiškia, tu su ta grimzle neturi būti labai giliai, nes farvateris yra, nuo krantų ten plaukia laivai, bet norisi ties, sakykim, prie kurorto, prie pačio miesto, kad išvalyti, priplaukti prie prieplaukų, kurių gali atsirasti daugiau, nes jų yra suplanuota daugiau. Tai laivyba tikrai yra tas rytis, kur kruizas iš Kauno plaukia, ar ne? Nu, kruizas taip skamba, išdidžiai, kaip aš sakau, kruizas. Kai iš Sankt Peterburgo buvo žurnalistai, mes sakom, kruizą turim. Ir staiga parodom tą kruizinį laivą su 100 žmonių. Jų žiūriu, akis išsipūtė ir jie taip nustabo. Nu va. Bet, žinot, 100 atplaukia, 100 atvažiuoja autobusais, paskui jie keičiasi. Irgi labai gerai. Ir žiūrėjom tuos maršrutus savaitgaliais, nu, tiesiog jie visi užpildyti. Tai čia tikrai reikia. Dirbam ir su Baltarusiais, ir su Lenkais kalbamės, Augustavo kanalas. Čia yra, nu, kaip aš sakau, ateitis galbūt ir tas valymas, bet žinot, kai dabar ginčijamės, nuo kurio kurorto čia pradėti valyti, arba kaip čia tą projektą, žinot, papuls į druskininkų rankas, aišku, jie prie savęs pirmiausiai pradės, o mes norim, kad nuo čia, žinot. Vis dėlto yra konkurencija. Čia sveika konkurencija, jo, reiškia, vat. Nes ir jie su baltarusiais bendrauja, ir mes bendraujam su baltarusiais. Ir dėl to, va, taip galvojam, aha, kaip čia padarius, kad čia pas save, taip, reiškia, pavyktų. Tai va, tai tikrai reikia. Džiaugiuosi, kad šiais metais atsirado turbūt ir dviračiai vandens, ar ne, kurie Nemune plaukioja, ir tos, kas dar atsirado pas mus. Irklentės. Kur, vat, čia, vat, žinot, kas yra labai smagu dar, vat, pasakysiu, kad jaunimas, mūsų jaunimas, ar ne, kurie čia gyveno, baigė mokyklą, išvažiavo į Londoną, į Airiją, kur nors ten pabuvo ir grįžta namo ir jie jau žino, ko reikia. Vat, nu, ko trūksta Birštonui? Tai gerai, merė žino ten strategiškai sudėlios ir taip toliau, bet jaunimas, ko jaunimui reikia, kad jisai atvažiuotų? Jie puikiausiai tą žino. Ir jie imasi to smulkaus verslo ir daro šitą. Aha, sako, čia trūksta šitų longboardų arba ilglenčių, taip lietuviškai reikėtų sakyti. Ten riedučių nuomos, dar kažko, dviračių sportinių, rampos padarytos, puikios rampos. Nu, reikia daryti, va, tokią paslaugą. Ir, nu, smagu, jie žino, ko reikia jaunimui. Ir daro, ir užtat atsirado tokių paslaugų. Ir tai, bet maitinimo įstaigos vis kiekvienais metais džiaugiuosi, kad atsiranda vis naujų. Ir priešais, va, atsirado dar viena maitinimo tokia įstaiga, Skonių svetainė, kur visai nesenai atvėrė duris puikia. Reikia užeiti, va, pažiūrėti. Vat, jie, verslas tarpusavyje turi konkuruoti. Jie turi daryti geriau, nuo to visi išloš. Ir mes ir būsim patenkinti labiau, ir klientai. Visi. Taip.
Jūsų sveikatą. Taip, prašom. Dar, prašom, taip, žinoma. Aha, čia jūs truputėlį norėtumėt, kas jau iki šių metų buvo, ta prasme, praeitų metų atidaryta ir kas įsikūrė, o šių metų pagrindiniai akcentai naujų vietų ir naujų vietos. Šiais metais, 16 metai, tai bus gal daugiau tokie metai, kada nesimatys tų projektų, kurie akivaizdžiai atidaromi. Nes baigėsi laikotarpis ir mes gyvenam, kad nebūtų keista, nuo laikotarpio iki laikotarpio. Tai tik dabar 16 metais startuoja 14-20 metų laikotarpio projektai, pradeda tik tai atsirasti, ką mes dabar darom, mes ruošiamės, mes rašom projektus, jau kaip minėjau, tarptautinio bendradarbiavimo arba bendradarbiavimo tarp sienų, mes patvirtinom 6 projektus, su Lenkais turbūt 5 ir įtraukiam visas įstaigas, kad pasiruošimo laikotarpis. Papildykit mane, gal aš kažko nežinau, kas galėtų dar pas mus atsidaryti šiais metais. Mes dabar tik tai papildom tai, kas buvo padaryta. Birutės viloj turbūt visi lankėtės. Vytautas, tai privati investicija, kuri tikrai turėtų atverti duris šiais metais, tai didžiausia tokia, tai būtų Vytauto spa. O tai, ką turim, Birutės vilą užbaigsiu, tai mes norim dar tobulinti, gražinti. Dabar, jeigu buvot nuėję, pamatėt naujovių, turbūt ir žalių dalykų, nes taip kažkaip trūko ir reklamos, ir toliau ant šitos pilkos sienos, kuri man nelabai patinka. Aš sakau, kodėl pilka, kodėl pilka ta spalva tokia. Visi žiūrėjom irgi su architektu ir su visais diskutavom, ten siluetas, pavyzdžiui, Birutės atsirastų ant tos sienos kažkoks rožinis, ar ne, iš karto nuotaika kita, ypač vyram. Ateina atsigula, vakar jau vos premjerą pakėlėm, žinokit, nes atėjo, sako, gal aš čia ir liksiu. Nes, kada tokia čiurlenimas tas vandens ir garavimas to mineralinio vandens, jisai sukuria tam tikrą atmosferą. Tai norim dar patobulinti, kaip aš sakau, tuos, ką turime ir didžiausias, kas atvers vartus, tai bus, aišku, čia. Dabar dar, jeigu kalbėti apie gatves, tarkim, ar ne, Žvėrinčiaus gatvė, bet naujovė, kuri atsiranda, tai pradedam šiais metais rekonstrukciją ir bus sujungta su jaunimo gatve iki pat Nemuno. Taip kaip yra dabar Pušyno gatvė ir miesto šventės metu, kada geras oras, tai čia užsikemša visos gatvės. Tai čia dar viena gatvė atsirastų iki Nemuno. Ką dar? Link Punios pradedam tiesti. Aš taip manau, kad jau gal užtenka tam kurortui. Tų naujovių dabar jau tvarkome, papildysiu merę. Manau, kad matėte ir pranešimą, ir miesto šventės metu yra ištransliuota tokia naujiena, kad keičiasi šiek tiek eismas. Miestas jau pradeda šiek tiek kovoti su transportu. Kamščiais, kurie atsiranda, ko anksčiau nebūdavo Birštono kurorte savaitgaliais. Patys matote, miestas pilnas transporto priemonių, tai keičia savivaldybė šiek tiek strategiją, numato parkavimuose naujas vietas ir vėlgi viską žiūrim į žmogaus sveikatą, kad labiau pradėtų tie žmonės vaikščioti, važinėti dviračiais ir pamažiau tais automobiliais važinėtų. Bet tai iš tikrųjų parodo tai, kiek yra išaugęs atvykstančių žmonių srautas. Jau ir šių metų pirmasis ketvirtis, kaip paskaičiavo statistikos departamentas, parodė, kad augimas turistų Birštono kurorte buvo 32%. Ir praėjusiais metais, jeigu lygintume tos skaičius su 2014 metais, buvo, procentinis augimas virš 30. Tai yra gan įspūdingi skaičiai ir aš manau, kad iš turistinio požiūrio, tai tokio didelio objekto kaip Vytautas Mineral Spa atidarimas šiais metais ir po keletų metų bus dar atidarytas Eglės sanatorijos, dar vienas gyvenamasis korpusas su galimybė apgyvendinti 500 žmonių. Rekonstruotos versmės patalpos didžiulės, visas korpusas naujas, ar ne, nes pradeda šiais metais. Tvarkomės, aš manau, kad tas rautas dabar turėtų šiek tiek nusistovėti, kad mes patys įsitikintumėm, ar tikrai užtenka mums šiukšliadėžių, ar tikrai visi suoliukai. Jų yra per daug, netgi aš sakau, tikrai mieste jų labai daug. Ar užtenka suolelių, ar užtenka poilsio vietelių, nes visgi tai yra kurortas ir čia žmonės atvyksta ilsėtis ir, kaip sakyti, sveikatintis ir gydytis. Tai ta infrastruktūra turi tiesiog, tas poilsis turi persekioti žmogų, kad žmogus vis tiek
Palsėtų čia. Taip, ir jeigu pasižiūrėtų tos objektus senus, aš dabar, kol Rūta kalbėjo, pergalvojau, Druskupis, sakykime, restoranas senas ar ne, savininkai projektuoja, taip pat planuoja, reiškia, tą dokumentaciją rengia. Toliau Turgaus senieji pastatai, kas žinot, šitas plotas. Taip pat yra projektai jau rengiami, šitoj vietoje planuojam, kad turėtų atsirasti daugiabutis namas, ko labai Birštonui reikia. Na vėlgi reikia verslą stumt, skatinti, kad tą darytų. Toliau senasis arba pirmasis restoranas, taip pat žinau, kad yra projektuojami, dokumentai rengiami ir vietoj jo turėtų atsirasti restoranas. Senoji miesto daly Basanavičiaus aikštėje. Toliau nupirktas yra priešais Kurhauzą, šita gulbė taip vadinamoji arba senas toksai pastatas. Jis taip pat turėtų vietoj jo atsirasti viešbutis, tai yra privati investicija. O nepaminėjau, čia dabar kitoj pusėje kelio yra kino teatras. Mes jau matėm projektą, yra parengtas projektas rekonstrukcijos ir sujungimo su šalia esančių pastatų. Tai šitas kino teatro pastatas taip pat turėtų pasikeisti, nes dabar yra senas, apleistas, nenaudojamas daug metų. Tai jeigu taip pat taškiniu būdu žiūrėti kiekvieną objektą, tai kiekvienam praktiškai yra rengiama dokumentacija, bet už verslą negali pasakyti, bet tai yra daroma. Mes kalbamės, jie atneša, derina, pristato ir tie dalykai tikrai vyksta, nestovi vietoje. Taip, prašom. Taip. Prašau, kalbos būdavo apie tiltą daug metų. Kaip dabar? Tai ir vakar gavau tokį klausimą, ar statysi tiltą. Labai norėtųsi, žinot, iš tikrųjų. Tikslas toks būtų mūsų, tas tiltas tikrai, jo reikia. Susisiekimui su kitu krantu. Tačiau šiuo momentu aš tikrai negaliu pasakyti, kad mes kol kas nestartuojam. Mes startuojam su kito kranto galimybių studija, kas galėtų vykti kitam krante. Norim suprojektuoti, suplanuoti, norim sudėlioti visus dalykus, nes tiltas neturi vesti, bijau to žodžio, nes gavau pylos. Sakė, tai ką mes tau, merė? 15 žmonių gyvena. 15 sodybų, mes tau ką, niekas? Tai aš nesakau į niekur. Sakau, kad per mažai išvystyta ana pusė, anas krantas. Tikrai pasistumėjo turistinė bazė ir ten tie namai, kurie buvo, jie bandė padaryti vieną detalų planą, visi kartu nepavyko. Tai dabar kiekvienas atskirai bando daryti detaliuosius apie savo namelius ir ten visai neblogas gyvenamųjų namų kvartalas gautųsi. Tai ana pusė išjudinus, savininkus truputėlį pastumėjus. Mes jau šiais metais pradedam ten ir gatves patvarkyti, nes tikrai kažkaip užmiršta ta pusė, tai daugiau dėmesio skirsim kairiajam Nemuno krantui. Ir pliažas ten yra numatytas, ir įlaida, ir tikrai galvojam, kad atlikus tam tikrus namų darbus būtų drąsiau ir patiems tokios garantijos atsirastų. Tikrai, pažiūrėkit, mums ten reikia to tilto. Mes idėją siūlom. Beždžionių tiltą pradžiai. Jo. Per upeliuką jį galima, žinokit, padaryti, bet per Nemuną sudėtinga, nes jis yra per platus. Ačiū. Žinau, papildant, praėjusią vasarą užsuko pas mus į turizmo informacijos centrą vienas turistas, kuris kažkokiu tai būdu, aišku, jį paklaidino navigaciją, nuvedė į Birštoną ir kai nuvažiavus į aną krantą, jis suprato, kad Birštonas yra dar kitur. Žinokit, jo įspūdis man paliko įspūdis. Jis sako, ten kaip Nida. Ten labai pasiekiama, ten yra sausas oras, nuostabus miškas, taip ir jisai vadinasi, Druskų miškas. Nebūtina gal negi ir visus ten vežti, merė. Bet žinai, kas yra būtina, Rūta, būtina susitvarkyti. Tikrai apleistų vietų ir šiukšlyno arba pavojų keliančių tokių dalykų neturi likti. Nes anas krantas, jį reikia sutvarkyti ir skatinti žmonės, kad tvarkytųsi. Dėl to mes irgi ir kažkokį kelio ruožą atkarpą paasfaltuosim, kažkur kažką padarysim tokio, iškirsim medžius ten, kur trukdo pravažiuoti ar panašiai. Žodžiu, tikrai skirsim didesnį dėmesį anam krantui.
Aš dar norėčiau paklausti, kaip dėl žmogiškojo faktoriaus susitikau tokia dviratininkų grupė, jau buvo po 6 vakaro ir buvo savaitgalis ir jie tiesiog paklausė, kur yra tualetas. Iš tikrųjų buvo užrakintas stoties tualetas, jie sakė, prie Vytauto parko ten tas tualetas buvo užrakintas ir aš neturėjau ką pasiūlyti. Iš tikrųjų, ar yra tokių dar viešų visą parą? Pačiame centre veikiantis tualetas, jisai tikrai centriniam parke turi būti, centriniam parke tarp Eglės ir tarp Sonatos. Iš kitos pusės, mes sutarėm, kad prie Vytauto kalno vasaros sezono metu turi būti nebuvo uždaryta, ar ne? Žinot, kaip yra tas žmogiškasis faktorius, visur jisai išlenda. Būtinai, tai aš įsivaizduoju. Nes šiaip labai esam patenkinti, prie šarvojimo salės yra tualetas, bet jis turbūt iš galo. Nuo vakar, žinokit, po 6 iš tikrųjų yra problema, ir iš ne vienų klausiu ir žmonės sako, ar ir kavinių tu nėra? Tikrai neturi būti užrakinami ir tikrai turi veikti ištisą parą. Prie Vytauto turėtų būti atrakinti. Aišku, susidurėm ir mes su tuo, kad daužo. Taip, bet vis tiek turistam... Bet atvirai, aš sutinku su jumis, sutinku. Nes ten padarė ir pervestimui vaikučių, ir tas vietas, ir visą. Bet užrakinta, įsivaizduojat. Čia mes sėdim, aš ne viena sėdžiu, tikrai. Kalbėsim apie tai dar kartą, ir dar kartą grįžtam prie tų dalykų. Ir atrodo pasakai, atrodo žmogui turėtų vieną kartą pasakai ir visam laikui užtekti. Tikrai buvo? Čia. Ne, aš ateinu dabar. Lygiai tą patį situaciją. Bet tikrai užrakinti paplūdimiuose tualetai ir jie laukia, kol Liepos mėnesį. Atrakinsim. Pažadu dabar jau jums. Ne, taškų daugiau, žinokit, nereikia. Stotis, centrinis parkas. Ne, po 6 čia jau aš pirmą kartą girdžiu. Ne. Iki 10 stoties. Bet reikia palikti visą parą veikiančius. Supratau. Ačiū už pastabą, tikrai supratau, nediskutuosim. O šiaip tai yra ir, kaip sakyti, ir tie mobilieji tualetai, tų stacionarių, taip gal nėra daug, bet yra užtenka 4 vietos viena. Kreipiamas dėmesys. Gerai, ačiū labai už pastabą, tikrai. Sureaguosime. Ir tai buvo Birštono merės Nijolės Dirginčienės spaudos konferencija. Kitoje laidoje grįšime prie mudviejų pokalbio apie Birštono šiandieną ir rytdieną. Iš Birštono Audrys Antonaitis.